Liberalūs pokalbiai. Labadiena, aš Jonas Vitkauskas ir šiandien kartu su profesoriumi Raimundu Lopata sveikinamės jau 10-ame liberalių pokalbių epizode. Žiūrėkite mūsų kiekvieną ketvirtadienį nuo 19 valandos mūsų YouTube ir Spotify kanaluose. Šiandien pas mus svečiuose rašytojas ir apžvalgininkas Ramūnas Bogdanas. Labą dieną, Ramūnai. Labą dieną. Pakvietėm jį pakalbėti apie tai, kas šiandien vyksta Kinijoje. Vyksta, atrodo, netokie maži dalykai. Vyko komunistų partijos plenumas, aplinkui ten kažkur Trumpas važinėjasi, turėtų būti pasiekti kažkokie ekonominiai susitarimai. Lietuvoje irgi siekiama peržiūrėti santykius su Kinija. Bet, gal pradėkim nuo tokio paprasto klausimo Ramūnui. Ar kas nors Kinijoje dabar vyksta, tokio neįprasto? Tai šitas plenumas labai neįprastas yra, nes jis yra trečiasis. Ir į tą plenumą partija atėjo su 4 likusiais iš 8 anksčiau buvusių karinės komisijos nariais. Tai net prie Mao būdavo 5. Normaliai yra 8, kartais 12 būdavo, dabar liko 4. Visi kiti yra įtariami korupcija ir visiems bylos iškeltos. Dar Mao sugalvojo būdą, kaip partija gali prižiūrėti vykdomąją valdžią. Tai reikia pristeigti komisijų ir agentūrų. Čia Seimui užuomina, kaip reikia tvarkyti. Tai jeigu yra, pavyzdžiui, krašto apsaugos ministerija, pas jos vadinasi gynybos ministerija, prie gynybos ministerijos tada gynybos ministerija valdo aukščiausioji centrinė karinė komisija. Centrinės karinės komisijos pirmininkas yra Xi Jinping ir tai yra vienas iš 3 pagrindinių postų, kuriuos jis užima. Ir jis faktiškai yra kariuomenės vadas, kas tik norit, jo žodis lemiamas yra. Bet tai kolektyvinis organas. Yra dar nariai, kurie atstovauja skirtingas kariuomenės rūšis, atstovauja ten politinį departamentą ir panašiai. Ir tai yra artimi prezidentui, nes tai kitas jo postas yra prezidentas, 3 postas yra partijos generalinis sekretorius. Ir visa tai susijungia jame. Įdomiausia, kad prieš šitą 3, kuo tas neįprastas posėdis yra, plenumas 3. Nes Kinijos komunistų partijos centro komitetas yra renkamas 5 metam. Ir per 5 metus jisai turi susitikti, tas centro komitetas to šaukimo, bent kartą metuose. Tai reiškia, turi įvykti 5 plenumai. Ir iki šiol nėra paaiškinta, kodėl antras plenumas buvo nukeltas metam laiko, beveik 9 mėnesiam nukeltas. Jis neįvyko tada, kada jisai privalėjo įvykti. Jis tiesiog buvo nukeltas, be jokių komentarų, ir po to jisai įvyko irgi be jokių komentarų. O ten nesėjo, atsiprašau, su COVID-u kažkaip ten. Jau čia buvo po COVID-o. Įvykti 23 metais. Tai čia jau jokių restrikcijų COVID-o nepripaišysi šitam reikalui. Taip, bet su kuo tai gali būti susijęs su Xi? Jeigu bijai eiti į plenumą, kad jame gali įvykti tau nepalankus balsavimai, tai tu turi tą plenumą nukelti, kad nesusirinktų į vieną vietą visą tavo poziciją. Taip galima interpretuoti būtų. Todėl dabar įvyko 3 plenumas. Dabar kada bus 4, visiškai neaišku. Šitas plenumas yra, 3 plenumas paprastai yra skiriamas ekonominiam klausimam. Ir Xi per jį ir iš tikrųjų, kaip ir priklauso, pristatė centro komitetui berods 11 penkmečio planą. Kuris bus patvirtintas tik kitais metais, ar ne? Tai dabar. Metais, čia jį turi suvažiavimas patvirtinti. Kai bus suvažiavimas, suvažiavimas jį patvirtins. Bet plenumas
pirmas už uždarų durų jis neviešas plenumas yra, vyksta tokiam ten 5, kinai sako 7 žvaigždučių viešbutyje Pekino, Džanši vadinasi. Ten viešbutis šalia kaip tik tos karinės komisijos būstinės. Kas keista, žiūrėk, yra labai keista dalyvavimas šitam 3 plenume. Tai vienas dalykas, tai ateinama į plenumą, kada ir prieš pat plenumą yra išmetami iš savo postų ir galbūt areštuoti, apie tai irgi yra neskelbiama, mes galim tik spėlioti, 9 aukšti generolai. Vienas iš jų, politbiuro narys, dar tokio aukšto tarp valomųjų sąraše nėra buvę žmogaus. Bet Ramūnai, o čia ką reikštų vis dėlto, ar čia kad stiprėja, ar kad jisai silpnėja? Kaip čia, Tai dabar žiūrėkit, kas įvyko. Kai atėjo į valdžią, jisai skelbėsi ir aš tada važinėjau dar į Kiniją ir kinai sakė, va, atėjo žmogus, kuris apie apsivalymą kalba, apie kovą prieš korupciją, bet korupcija yra tokio pat senumo Kinijoje kaip Kinijos imperija. Čia yra sudedamoji Kinijos kultūros dalis. Nes jie visai kitaip supranta moralę. Moralu jiem yra tai, kas naudinga tau. Bet tai yra moralu. O kalbėti ten apie tiesiog orinę filosofinę vertybę, tai jie gerbė Konfucijų, kuris bandė jiem diegti, kad yra kažkokios normos, žmogiškumo normos, kurių reikėtų kartais laikytis, neatsižvelgiant į naudą savo. Tai jie už tai gerbė Konfucijų ir meldžiasi jam ir stato šventyklas. Bet naudos siekti yra normalu. Jeigu tu atėjai Kinijoje į turgų ir būsi neakylas, pavyzdžiui, arbatą perki, pavyzdžiui, už 1000 juanių džiną, tau gali įpilti už 300 juanių, bet jeigu tu akylas, tu pastebėsi, tada tu paimsi, įsipilsi į delną, sakysi, klausyk, tu man čia įpiliai prastos kokybės arbatą, o paimsi už manęs kaip aukščiausios kokybės. Tai žiūrėkit, dabar jeigu tu tą padarytum Kalvarijų turgui, žmogus susigėstų, Kinijoje gėdos nėra. Aš pats esu su to susidūrę. Jie tau nusišypso, jie tau meiliai nusišypso, jisai sutinka, jisai bandė savo naudos pasiekti, bet jam nepavyko, nes tu apgynėjai savo naudą. Labai normalu čia yra kiniška. Jis tavo tą demaskuotą arbatą išpils ir tau įdės tos, kurios priklauso. Ir dar dovanų gal ką nors duos. Tai reiškia, jeigu suimamas tokio vieno aukščiausio rango generolas, tai ką tai reiškia? Ar tai reiškia, kad jis peržengė, taip sakant, moralės ribas, ar čia? Aš dabar ir einu prie to Jono klausimo, kas čia vyksta. Tai mes turim faktą, kad yra areštuota viršūnėlė armijos. Kas įdomiausia, prieš tapdamas generaliniu sekretoriu, berods 10 metų dirbo Fudžiano provincijoje ir dalį žmonių atsivedė su savim į centrinį aparatą, į Pekiną, iš Fudžiano. Ir dalis tų generolų areštuotų yra su juo nuo Fudžiano laikų. Tai yra jo pats artimasis ratas. Ir žinokit, ir čia mūsų žinios baigėsi ir nuo čia prasideda mūsų interpretacijos. Tai ir aš dabar kiek bandžiau paskaityti, tai analitikai gali perskirti 2 stovyklas. Ką tai reiškia? Viena, tai reiškia, kad šiek tiek paranoja jau apėmė, kaip jau pradeda bijoti kiekvienas savo šešėlio, kiek užsibuvęs diktatorius, ir jis imasi areštuoti net jam artimus žmonės, bijodamas, kad jie nesusikurstytų prieš jį. Žinot, Stalinas lygiai tą patį išdarinėjo. Čia įprasta diktatorių tradicija. Reikia retinti, kad per ilgai neužsibūtų ir nesusimokytų prieš tave. Reikia visą laiką permaišyti tau pavojų galinti potencialiai sukelti ratą. Tai vienas vertinimas yra, tai rodo šį stiprybę, kad jisai sugeba tokią kohortą aukštą nušluoti. Kitas vertinimas yra, tai rodo šį silpnybę, kad sugebėta net
jo lojalistus, kurie stovėjo aukščiausiuose postuose, kaltinti paties šį ginklu, čia yra labai kiniška, panaudoti svetimą ginklą prieš jį patį. Kažkas panaudojo tą ginklą, apkaltino juos korupciją ir jie tapo areštuoti, jie tapo patraukti nuo šį ir šį lieka vienas tada. Šalia prie šitą plenumą ir po plenumo irgi liko yra generolas Jong Yu Sha. Tas generolas pažįsta šį nuo vaikystės ir jų tėvai tarnavo kartu. Ir jie bendravo šeimomis, jie kartu augo, bet, žinot, kada pakyli į tokį valdžios lygį, tai tos asmeninės draugystės, aišku, baigėsi. Tai va šitas valymas, kas įdomiausia, generolo Džongo nepalėtė. Jis ir liko antruoju numeriu, jis pirmu numeriu būti negali, nes komisijos pirmininkas yra partijos sekretorius ir prezidentas, o Džongas taip ir liko antruoju numeriu. Kalbama, kad jisai artimai bendrauja su Hu Jintao. Hu Jintao, tai jūs tikrai atsimenate 22 metus per 20 partijos suvažiavimą, kai prie pagyvenusio vyro priėjo toks jaunas vyras su ta kovidinė kaukė, paėmė jį už parankės, jis bandė pasimuistyti, jį vis tiek ištraukė nuo stalo, šalia sėdėjo šį ir tą žmogų išvedė. Ir tai buvo prieš šį buvęs prezidentas Hu Jintao. Hu Jintao yra žmogus, kuris valdė, aš tuo metu važinėjau į Kiniją ir aš važinėjau į Kiniją kasmet. Kai atėjo į valdžią šį ir aš mačiau, kaip keičiasi bendrai visuomenės nuotaikos. Prie Hu buvo daug liberaliau ir netgi ir tas matėsi ir tarptautinėje politikoje. Kinai jokių konfrontacijų nesiekė su vakarais, jie stengiasi pasinaudoti vakarais kaip savo realizacijos rinką ir tiek tos konfrontacijos tebuvo. Kada atėjo šį, prasidėjo aštrėjimas retorikos ir kas svarbiausia, Hu laikėsi Deng Xiaopingo principo. Pagrindinio principo, kad jeigu, šitas Kunzi, kiniškai Konfucijus, čia europietiškai Konfucijos, Kunzi yra pasakęs, ištaisyta klaida nėra klaida. Kinijoje pilna tokių pasakymų ir jie jais labai vadovaujasi. Tai klaida, Mao padarė klaidų, taip. Viena iš Mao klaidų, kad jisai atmetė kolektyvinio vadovavimo principą. Deng Xiaopinas grįžo, Deng Xiaopinas įtvirtino kolektyvinį vadovavimą ir įtvirtino 2 kadencijas. Dabar ką padarė šį paminė Deng Xiaopingo palikimą. Deng Xiaopingo palikimas leido Kinijai padaryti didžiulį ekonominį šuolį. Iš tikrųjų, ką padarė Kinijos komunistų partija, tai jinai ištraukė, nežinau, kokius 500 milijonų žmonių, jūs įsivaizduokit kiek, 500 milijonų žmonių iš badmiriavimo ir iš skurdo. Sugebėjo tą padaryti. Ir kinai tą žino, nes jie žino, kaip gyveno jų seneliai. Aš pats esu kalbėjęs su žmonėm, kurie augo prie Mao ir kaip juos veždavo derliaus kokio nurinkti ir pastatydavo sunkvežimio kėbulę, reikėdavo laikyti rankoje iškeltą Mao posakių knygelę ir sako, tu stovi 3 valandas iškėlęs ranką. Sako, ranka nutirpsta, tu nejauti, bet tu bijai ją nuleisti. Tai įsivaizduoju, tokioj santvarkoj užaugęs, niekas nepasikeičia, bet partija pasikeičia taip, kad tu pradedi gyventi gerai, tavęs niekas neveža kažkokio derliaus nuimti. Aš klausiau, ką jūs valgydavot, tai sakė, sorų košė. Visas maistas būdavo sorų košė. O dabar jie gali ką tik nori ir kiek nori. Ramūnai, bet grįžtam prie tos centrinės linijos. Tai
kaip tu galvoji, tai kompartija ir toliau lieka stipri ir viskas čia tvarkojo, ten vidinės rietenos spalvos. Niekas prieš kompartiją neina, tai prieš kompartiją niekas neina, bet visi eina, aš dėl ko pasakoju apie tai. Buvo labai blogai, paskui pasidarė jų standartais labai gerai, o dabar prieš jį pradėjo darytis vėl blogai. Kur yra, va čia yra pamatinis klausimas, kur tu būk stiprus, nebūk stiprus, bet nuo tų bėdų nepabėgsi ir nuo jų nepavyksta išsivaduoti. Niekai. O priežastis to silpnėjimo, kas yra konfrontacija su pavyzdžiui, su Amerika ar vidiniai procesai? Tai vat, yra kaltinimai, tai vieni kaltinimai yra tuo, kad pamintas buvo kolektyvinės išminties principas, kur Hu Jintao dar tęsė. Hu Jintao dabar gyvas yra ir sveikas. Ir jis laikomas vienu iš tos neoficialios opozicijos bent jau dvasinių vadovų. Nes jam dabar 81 berods metai. Paminus, padarius vienvaldystę, vyksta blogi dalykai. Tai klausimas, ką reikia daryti? Reikia grįžti atgal į tuos laikus, kai buvo gerai, reikia grįžti prie kolektyvinio vadovavimo. Jeigu šį nesutinka, partija sako, čia ne tai, kad kažkas nori partiją griauti. Buvo kalbų, kad gal šį teks atsisakyti vieno ar kito posto šitam plenume, bet tai čia yra labai subtilus dalykas, nes tiem žmonėm, kurie norėtų galbūt šį pakeisti, jiem vis tiek partija yra pagrindinis dalykas. Partijos stiprumas ir partijos valdymas, kad išliktų. Ten jokių revoliucijų niekas neplanuoja. Tai va, tai šį yra vienas dalykas. Aha, tu pasitraukė nuo kolektyvinio vadovavimo ir štai mes turime ekonominės pasiekmes. Mums reiktų grįžti atgal. Ir čia paaiškėja vienas dalykas. Oficialiai partija sako, armija yra partijos ginklas. Bet iš tikrųjų santykis tarp armijos ir partijos yra ganėtinai sudėtingas. Ir partija nekartą yra dalyvavusi ten, kur jai nederėtų dalyvauti, vidaus politiniuose reikaluose. Ką jau visi žino, tai ten Menio aikštė, ne? Ten armija dalyvavo, kuri galėjo pasakyti, mes visai netam skirti, bet jie dalyvauja, nes jie padėjo partijai. Tam pačiam Deng Xiaopingui padėjo sutvarkyti. Tai, bet dabar visos šitie valymai, nes aš suprantu, kad valymai yra ne tik kariuomeniai, čia kariuomeniai, bet lankomumas šito aš skaičiau ruošdamasis laidai, ar 86% tik tai tų plenumo delegatų dalyvavo, o kiti yra kažkaip tai... 82, man atrodo, procentai. 82, bet žodžiu, kad... Bet čia tie procentai labai įdomus dalykas, nes po to, kai baigė, tie plenumai vyko visą laiką ir prie Mao vykdavo. Pats blogiausias plenumo lankomumas buvo po 77 metais pasibaigusios kultūrinės revoliucijos, kada buvo pradėta ieškoti, kas perlenkė liniją, kas tapo blogas, visi buvo išsigandę, buvo chaosas, buvo neaišku, ką toliau daryti. Ir va tada vyko plenumas, kuriame mažiausia buvo delegatų ir tai buvo, man rodos, beros 86%. Nu tai va, tai kaip ir valymas. Ir dabar. O dabar atrodytų viskas labai ramu ir labai gerai. Dabar, kai mes pasižiūrime, kas nedalyvavo tame plenume, kodėl toks blogas lankomumas? Civilių lankomumas, civilių CK narių lankomumas ganėtinai geras, bet labai blogas karininkų lankomumas. Ir tai nereiškia, kad jie visi yra atstatydinti. Ir vėlgi, čia, o toliau prasideda interpretacijos, nes nieko negalima pasakyti apie tai. Yra ten tokių visokių keistų indikacijų. Tarkim, Kinijoje yra viena naujienų agentūra valstybinė, kuri skelbia žinias ir turi monopolį tam. Ir Xinhua pirmą plenumo dieną parašo 100 žodžių straipsnelį, 100 žodžių apie partijos plenumą. Nes vėlgi, visiškas neapibrėžtumas, neaišku, į kurią pusę čia kas pakryps.
Tik tai taip gali paaiškinti, kodėl nėra paklodžių. Bet kalbant apie ten, aišku, visą problematiką, žinau, bet rūpimiausias, aišku, klausimas, kas ką. Tai dabar to istorija nuo Trumpo atėjimo iki dabartinio momento. Kaip atrodo, daugelis aiškina, kad vis dėlto kiniečiai buvo pasiruošę tokiam scenarijui ir tiek užsienio prekybos, tiek vidinės mobilizacijos, restruktūrizavimai tam tikri arba keliai restruktūrizavimo pramonės. Tai kad čia Ne. Reiktų pažiūrėti nuotraukas, kaip atrodo Kinijos uostai po to, kai Trumpas įvedė tarifus. Tai yra klaiku. Kai paskaitai, ką rašo kinų blogeriai, kurie negyvena Kinijoje, vienos gamyklos užsidaro, nes reeksporto rinka užsidarė, kitos gamyklos braukė atlyginimus per pusę. Žinai, ne 5%, bet per pusę braukė. Uostai buvo iškart, kai tik įvedė tos tarifus, uostai užsikimšo konteineriais, nes išvežti nebeapsimoka, o daugiau dėti nėra kur tu rasi. Didysis rautas eidavo į Jungtinės valstijas. Ir dabar vėlgi interpretacijai. Kinijos paskelbtas labai rimtas sprendimas įvesti kontrolę retųjų žemės metalų eksportui. Čia ne tik tai pačius metalus liečia. Aš dabar neatsimenu, ar turi būti ar 0,1 ar 1/100, jeigu gaminy yra retojo metalo, jau jisai pakliūna į tą sąrašą prekių, dėl kurių reikia gauti leidimą specialų išvežti. Čia ne vien tik tai, kad imi pliką metalą kaip žaliavą ir veži. Tai tu supranti, čia pakliūna ir iPhone'ai kokie. Šitą labai svarbų sprendimą paskelbė nesi, net ne ministras pirmininkas, o paskelbė Kinijos pramonės ministerija kažkokia, savo kažkokiu įstatymėliu. Įstatymas, kuris keičia visiškai Amerikos požiūrį į Kiniją ir nuostatas. Ir grįžta atgal 100% tarifų plenumo išvakarėse. Jau jeigu kalbėtų apie protingą laiko dėliojimą, tai reikėjo šitą daryti po plenumo, per plenumą perplaukti tykiais vandenim. Bet Besetas vakar sakė, kad jau jie liktai susitarė dėl tų tarifų ir jau, kad jau nebebus tų 100%. Taip. Bet žiūrėkit, kas įdomiai darosi. Amerikiečiai jau irgi supratę savo priklausomybę nuo retųjų žemės metalų, jie sudarė sutartį su Pakistanu, nes Belučiostane yra gausus ištekliai. Čia vadinasi retieji žemės metalai, aš nežinau, kodėl vadinasi retieji, bet jie yra visiškai nereti ir jų yra daug. Yra bėda didžioji tai su jų perdirbimu, nes tai yra labai labai nešvarus procesas. Kinai tą daro vidiniai Mongolijoje. Yra esu matęs nuotraukas, kaip atrodo 30 km ilgio ežeras ir visos jos apylinkės. Tai peizažas, kaip lyg tas ežeras būtų kokia Mėnulyje ar Marse. Ten jokios gyvybės absoliučiai nėra aplinkui. Net žolytė neauga. O ežeras tai yra purvino vandens 30 km ilgio ežeras. Yra purvino vandens bala. Na, bet šiuo požiūriu, Ramūnai, šiuo požiūriu ta vieta Pakistane būtų tarsi tinkama, ten sunkiai prieinama ir taip toliau ir panašiai. Ir labai retai gyvenama. Taip, bet tik tai tam problema, kiek aš suprantu, yra transportavimas, ne tik apdirbimas, bet ir transportavimas, nes tie egzistuojantis, taip sakant, transporto keliai yra ten 1000 kilometrų. Tai jau kinai šitą nusižiūrėję dalyką yra ir jie yra pradėję vystyti ekonominį koridorių tarp Kinijos ir Pakistano ir jisai eina beje per Afganistaną tas kelias. Dėl to Kinijai tiek ir rūpi Afganistanas, kad per ten gali jie užtikrinti transporto juostą į Kiniją iš Pakistano. Nu tik dabar bus klausimas, kas pirmi, ne? Ar amerikiečiai? Pirmi atėjo, čia žinau, čia ypač įdomu, pirmi atėjo kinai. Kinai pradėjo mokyti pakistaniečius, kaip tuos metalus išgauti.
kaip juos perdirbti. Ir tada atėjo Trumpo pasiųsti amerikiečiai ir kažką pažadėjo, padarė dylą su Pakistanu už 500 milijonų. Ir didysis paradoksas, kad dabar tos kinų atsiųstos technologijos išgavinėja žaliavą, kuri reikalinga Jungtinėm valstijom, ir pirma partija tų žaliavų jau yra išplaukusi į Jungtinės valstijas iš Pakistano. Tai čia tie epizodai be galo įdomus, kurie demonstruoja, kas vyksta, taip sakant, ir kaip keičiasi tam tikra prasme pasaulis. Ir taip mes artėjam prie Xi ir Trumpo susitikimo. Vakar Trumpas per dieną ar per 2 pasirašė su 4 valstybėm 6 susitarimus. Viena iš tų valstybių yra Vietnamas. Vietnamas yra šalis, kurioje yra vieni didžiausių pasaulyje retųjų žemės metalų klodų. Ir Vietnamas sutinka su amerikiečiais jos eksploatuoti. Nes Vietnamas labai bijo kiniečių, šiaip, nes... Taip. Ir jie, nežiūrint, žinai, to Vietnamo karo, jie su amerikiečiais vis tik susitaikė ir pragmatiškai žiūri, kad jiems visai naudinga su amerikiečiais ir sto. Taigi atsimeni, buvo užpuolę kinai Vietnamo. Aš neatsimenu metų, bet tada tie kareiviai kinų kūrėjo, tai jie ėjo basi. Batų neturėjo. Tai vietnamiečiai priskaldė išilgai bambukų, primėtė ir sustabdė puolimą. Nes tu basas per bambuką neperpysi, susipjaustysi padus. Ten va toks karas buvo. Aišku. Tai čia prieš 40 metų maždaug buvo. Bet žinai, žmonės atsimena, jeigu ėjo basi, tai dabar apsiavę gali nueiti labai toli. Aišku, Ramūnai, kadangi mūsų tas laikas senka, ar galim dar grįžti iš to didžiulio pasaulinio paveikslo, grįžti prie Lietuvos ir Lietuvos Kinijos santykių? Na, čia jau Jonas minėjo, kad iš tikrųjų, žiūrint į paskutinės 2 vyriausybės, vadovavimas socialdemokratų požiūris ryškiai bent jau formaliai fiksuotas požiūris ryškiai skiriasi. Ten Palucko vyriausybė buvo su jos programa, taip sakant, Kinijos atžvilgiu viskas tvarko ir buvo gan ambicinga, ta prasme, Lietuva taip sakant, įsipareigojo pati savo siekti vieningos ES ir NATO pozicijos Kinijos atžvilgiu, taip tariant, kad mūsų pozicija taptų ir pagrindu ES ir NATO šalims, neatsisakoma dėl pozicijos dėl Taivano ir taip toliau. Tai šioj Ruginienės programos dalyje skirtoje užsienio politikai ir Kinijoje, kurioje, kaip pasirodė, užsienio reikalų ministras net nedalyvavo jos rašyme, ten apskritai kalbama apie siekį normalizuoti santykius su Kinija. Ir atsisakoma visų ambicijų dėl bendros ES pozicijos, vertinti Kiniją kaip grėsmę. Ir faktiškai šio punktų programos kviečia Kiniją, taip sakant, norime, kad jūs vėl atidarytumėte ambasadą čia Lietuvoje. Kaip šitam kontekste visi tie mūsų blaškymais atrodo? Aš manau, reikia į tai pažiūrėti, kaip vystėsi įvykiai. O įvykiai vystėsi taip, vėlgi, aš pats atsimenu, nes dalyvavau susitikime, kada į Lietuvą atvažiavo Kinijos liaudės Respublikos užsienio reikalų ministro pavaduotojas ir jį priėmė tuometinis valstybės vadovas Vytautas Landsbergis. Ir kinai pasakė, kad jie mus pripažins, čia po pučio Maskvoje tas veiksmas vyko, ir turi tik tai vieną sąlygą, kad Kinija yra viena. Tai čia, žinai, pasakyti Kinija yra viena, tai galiu sakyti, kuriuo pagrindu viena? Ar Kinijos liaudės Respublikos pagrindu viena, ar Kinijos Respublikos pagrindu viena? Šito, žinok, niekas neklausė. Taip, kad gali visada sakyti, aš turiu savo požiūrį į tai, kas yra vieninga Kinija. Tai čia taip, tik tai pakraipa. Ir po to tie santykiai buvo daug maž normalūs, tokie vangus, bet normalūs.
Tačiau, kada vėlgi, kaip jau minėjau, atėjo šį ir aš dabar neatsimenu, apie 2000 kažkelintus metus Kinijoje buvo pastatytos 2 serijos filmo, angliškai vadinosi Wolf Warrior. Tai karys vilkas, va taip turbūt reikėtų sakyti, karys vilkas. Ir šito filmo, veiksmo filmo pavadinimas buvo panaudotas apibūdinti naują šį teigiamą agresyvę Kinijos diplomatiją. Kitas šį sugalvojimas buvo, kad reikiagi šitą juostos ir kelio projektą vystyti globalų, iš kurio, kai pasižiūri dabar, jeigu rimtai pažiūrėjus, tai iš jo visiškas šnipštas išeina. Jie sukišo ten vos ne trilijoną, bet naudos tai mizeris išeina visiškai. Dabar žiūrėk, amerikiečiai atsiėmė Panamos kontrolę ir rytų Europoje jiem nepavyko įsitvirtinti. Europa vakarų taip skeptiškai žiūri, nors jie jau taip įsivaizdavo, kad Hamburgas yra jų. O šitam kontekste, Ramūnai, Klaipėdos uostas. Kelintais metais? Tai aš prie to ir einu. Tik aš labai iš tolo, kaip man einu. Tas kelio ir juostos projektas, tai nereiškia, kad kažkokia viena juosta aplink žemę. Tai yra toks tinklas, turi apraizgyti visą žemę ir Kinija turi per tuos savo prekybinius ekonominius ryšius užtikrinti žaliavų tiekimą, prekių važinėjimą, bet aišku, centre tai yra kas? Džongo. Kiniškai tai yra ta centrinė valstybė. Centrinė valstybė yra Kinija, visa kita yra periferija. Periferija rūpi tik tai tiek, kiek jinai yra naudinga centriniai mamai tai pačiai. Tai kuo dabar Lietuva galėjo būti naudinga? Lietuva galėjo būti naudinga vien tik tai išėjimu į Baltijos jūrą. Tai va čia ir prasidėjo, tai 15 maždaug metais kinai nusprendė, kad jiem reikia atsiversti vieną iš tų šakų per Baltarusiją į Klaipėdą. Aha, tada jie pasižiūri, kad jų apetitam Klaipėdos uostas yra mažokas ir jie visai nieko prieš. Ir lietuviai pradėjo kalbėti, kad gal mums irgi jau čia reikia plėsti tą uostą. Kinai sako, taip, darom giliavandenį uostą, Klaipėda 2, giliau jūroje. Ir kinai čia finansuoja, kaip finansuoja, taip, kad perima valdymą. Čia yra įprastas kelio ir juostos projektų įgyvendinimo metodas, kaip jie, pavyzdžiui, Juodkalnijai pakišo nedideliai ir neturtingai Juodkalniniai. Sako, mes jums nutiesim čia per kalnus autostradą, nes Europos Sąjunga pasakė, mieloji Juodkalnija, jums nereikia tos autostrados, per brangiai kainuoja, mes nefinansuosim. Kinai atėjo, sako, gerai, mes finansuojame ir taip jie dedasi Juodkalniją su visa skola savo į kišenę. Ir toliau darysite, ką mes norim. Yra pavyzdžių, Graikijos uostai panašiai buvo padaryti. Atėnų uostas Pirėjas yra kiniškas. Dabar stato saulės baterijų gamyklą Ispanijoje. Irgi ten prisokė gražių dalykų. Jau ispanai pradeda baisėtis, kad nieko ten vietinių neįdarbina, o atvežinėja kinus dirbti į tą gamyklą. Ir steigia uždaras gyvenvietės jiem darbuotojam ir darosi mažoji Kinija Ispanijoje. Tai va toks pat užmanymas buvo su Klaipėda, kuris gimė 15 metais, o maždaug 19 metais šita kario vilko diplomatija jau taip galutinai susiformavo. Ir va su ta kario vilko diplomatija jinai pradėjo lipti Lietuvoje, ne taip viešai, bet kuluaruose, lipti Lietuvos politikams ant galvos ir sakyti, mums reikia Klaipėdos to uosto ir viskas. Pinigais rūpintis jums nereikia ir iš visko jūs čia spiriojatės. Ir jie buvo taip įsitikinę tą pergalę, kad jie pažiūrėk, jie padarė hubą, didžiulį hubą Baltarusijoje.
Tai investavo, Lukašenka juos įsileido. Bet tai tu supranti, kad be Klaipėdos tai yra vėjais išmesti pinigais, nes tai yra, tada pasidaro akligatvis ir akligatvio gale yra hubas. Nu, kam jis reikalingas? Kur tu dėsi jame pagamintus produktus? Reikia Klaipėdos. Ir tai čia dabar pirštųsi tokia mintis, kad jeigu norim normalizuoti santykius, tai reiktų geriau juos įsileisti į Klaipėdą, tai tada čia bus, net ne Taivanas čia svarbiausia. Pirmas reikalavimas, aišku, mes daugiau nieko neįdomus. Nu, kuo mes galim būti įdomus? Kuo? Bet žiūrėkit, kas vyko toliau. Kodėl dabar tokie santykiai? Čia kaip visi šneka apie tai, kad čia pasakė Taivanas, o ne taivaniečiai ir čia kinai dėl to susijaudino, tai, į esmę reikia žiūrėti. Lietuvos vyriausybė spaudžiama pasako, žinot, mes tą giliavandenio uosto projektą iš viso dedame į stalčių mažiausiai 10 metų. Dabar mes nesam pribrendę šitam reikalui. Po 10 metų žiūrėsime, kaip mes jį tęsime. Ir tada prasideda Taivano atstovybė kaip pretekstas atšaukti ambasadorių, išvaryti mūsų ambasadorę, kario vilko diplomatiją. Kaip sakė Kinijos, geriausia suformulavo tą kario diplomatiją, Kinijos ambasadorius Švedijoje pasakęs, mes draugus pasitinkame su geru vynu, o priešam paruošę šautuvus. Nu tai va, mes nesutikome jiem atiduoti Klaipėdos, va jums šautuvas. Uždarom, užbraukiam, viskas. Ir prieš tai, kai tas spaudimas vyko, aš labai atsimenu gerai, kai aš kalbėjau netgi su tuo metu Pekine dirbusiais ambasadoriais. Tai jie sakė, pavyzdžiui, ten dėl kokio sviesto eksporto. Tu nueini į ministeriją, palaukęs 3 mėnesius po to, kai buvo paduota paraiška, o jie šypsosi, įrodo į kokią nors kaugę popierių ir sakė, va jūsų čia apačioj, tebeguli jūsų paraiška. Gal kada nors mes pažiūrėsim. Va čia yra va ta jų diplomatija tokia. Spausti. Jo, tai aš tik tai dar norėjau vis tiek tokį galutinį klausimą užduoti, tai ar dabar jau, kai vis dėlto Kinijoje tenai netokia gera situacija ekonominė, ar vis dėlto pikties čia Kinija dabar artimiausiu metu, ar galim čia iš jos laukti dar kažkokių piktesnių dalykų? Aš čia dabar galvoju, kad Trumpas jisai labai moka naudoti silpnesniem pusėm oponento, darant susitarimus. Tai jeigu jo žiniomis Xi yra pakankamai silpnas, neturi priešnaudžių prieš Jungtinės valstijas, tai Trumpas bandys pasinaudoti ir aš tikiuosi, kad jisai panaudos šitą Xi silpnumą, stengdamas susilpninti Kinijos pagalbą Rusijai. Man taip rodosi, kad taip gali būti. Nes čia jau Trumpo ambicijų reikalas yra šitą karą užbaigti, nes jis yra pažadėjęs tą padaryti. Tai jis dabar turi progą per šį, o aš manyčiau, kad raktas prispausti Putiną, užrakinti Putiną ir jo ambicijas, tai Pekine guli. Kągi, ačiū labai už šitą pokalbį. Tikėkime, kad čia viskas bus gerai ir kad Kinija nesusipyks su Amerika ten iki galo, iki karo ir kad Kinija neturės daugiau motyvų remti Rusiją. Na kągi, ačiū Ramūnui Bogdanui už sugaištą laiką, ačiū Raimundai. Susitiksime kitą ketvirtadienį kitoje liberalių pokalbių laidoje. Liberalūs pokalbiai. Free audio post-production by alphonic.com.